Dulkė ar mikro ar nanoplastikas, koks skirtumas iš organizmo, tai išeis savaime. Turbūt daug kas gali taip pagalvoti. Organizmas iš tikrųjų turi unikalią funkciją pašalinti iš savęs visokius toksinus, nuodus ir kitas kenksmingas medžiagas. Bet nano ir mikroplastikas turi vieną savybę, ko neturi kitos medžiagos. Jis turi elektrostatinį krūvį. Ir būtent dėl šio krūvio yra pavojingas mikroplastikas. Tai mūsų organizme, gamtoje viskas sąveikauja su elektros impulsais. Mikroplastikas juos išbalansuoja, dėka būtent to krūvio prie jo prisijungia visokie baltymai ar kitos medžiagos. Ir taip mikroplastikas maskuojasi kaip mūsų dalis. Taip jis patenka į smegenis, taip jis patenka į placentą, taip jis patenka į ląstelę ir netgi į ląstelės mitochondrijos, kurios atsakingos už mūsų energijos gamybą. Norit sužinoti detaliau, išsamiau visą tą mechanizmą su labai išsamiais paveiksliukais, labai detaliam, kad net beždžionė galėtų suprasti, žiūrėkite filmą Nanoplastikas pavojus gyvybei.